Kodėl būtent šiandien astrologija ir numerologija yra tokios aktualios bei svarbios mūsų gyvenime? Nuo 2020 metų esame pereinamajame žmonijai ir pasauliui etape, kai visiškai keičiasi mums įprastos gyvenimo sąlygos, atsiveria daug tiesos, jai atviriems. Lapkričio 19 dieną transformacijos planeta Plutonas įžengs galutinai į Vandenio astrologijos ženklą net iki 2043 metų. Per artimiausius 19 metų įsivyraus informacinės technologijos, skaitmenizacija, robotizacija, neliks grynųjų pinigų, bet bus visiška kontrolė. Šių reiškinių nebesustabdysime, bet galime neskubinti savo neišmanimu to, kas pateikiama dėl mūsų saugumo ir gerovės, bet pasirodys, kad siekiant mus ir toliau valdyti tik jau išmaniai. Astrologija, kitos ezoterinės kryptis dar labiau aktualės ir visiškai tikėtina, kad atsiras mokyklose, jei tokios dar ilgai išliks. Sisteminiai dalykai žlunga. Turime mokytis neprisirišti, nesureikšminti ir būti laisviems bent vidumi. Šiandien kas antras jau išmano astrologiją, numerologiją, veidoskaitą, chirologiją, dėlioja taro kortas ar runas, atlieka bioenergetinės praktikas, nes užaugo kartos ir tebegimsta naujos kartos, kurioms visi minėti dalykai nėra svetimi. Tai lemia aukštesniųjų planetų judėjimą zodiako ratu. Nuo 1984 iki 2049 metų gimsta žmonės susidomėję ezoteriniais netradiciniais mokslais. Asteroidas Prozerpina Skorpiono ženkle suteikia galimybę protų suvokti fizinę mirtį. Neptūnas Šaulyje gimusius 1970–1984 tame periode, Neptūno planeta, Šaulio ženklas, skatino domėtis psichiniais reiškiniais. Nuo 1984 iki 1998, kai keliavo ožiaragija, tai skatino pripažinti ezoterinius mokslus. Nuo 1974, kas gimė iki 1981, Urano planeta Skorpiono ženkle keliavo ir lėmė susidomėjimas slaptais dalykais ezoterika, prie to prisidėjo taip pat Plutono planeta Skorpione. Nuo 1984, kas gimėte, iki 1995. Yra pavojų tik, kad skorpioniškos energijos pakankamai tamsios. Tai mirties, gravimo, transformacijų ženklas. Todėl stokojant išminties lengva manipuliuoti įgytomis žiniomis žmonėmis, juos įbauginant bei klaidinant. Ezoterinių žinių reikia visiems, bet dirbti šioje srityje gali ne visi. Vandenio eroje mums visiems reikia sąmoningumo, intelektualumo, progreso ir naujovių dėl visų. Žinios mums turi būti pateikiamos aiškia kalba, su prasme ir nauda dvasiniam tobulėjimui. Numerologija ypač suaktyvėjo šių metų gegužę Jupiterio planetai, o birželį Selenai arba baltajam mėnuliui perėjus į dvynių ženklą. Jupiteris dvyniuose liks iki 25 metų birželio 10 dienos. Turbūt pastebėjote, kad esama daug įvairių skirtingų numerologinių skaičiavimų, kaip ir astrologijos krypčių, rytų bei vakarų. Svarbiausia, suvokite, kad visa yra apie tą patį. Žinios turi padėti jums pažinti save bei kitus. Pabrėšiu, kad net visi atsakymai į gyvenimo klausimus yra mumyse. Visi iš prigimties esame bioenergetikai, stiprūs savo dvasia, sveiki savo kūnuose, tik gimimo metu daug ką pamiršę, bet vėliau sistemos sugadinti fizinėme bei energetiniuose lygmenyse.